Šiandien tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie neišreikštas gyvas žinias ir jų auginimo būdus. Mūsų tema suksis apie tai, kaip randasi naujos žinios, gyvos žinios bendrame veikime, o mano pašnekovė Marija Zamarytė, viešojo kalbėjimo ekspertė ir emocinio intelekto vystymo instruktorė. Labas, Marija. Labas, Rasa, labas visiems. Labai džiugu, kad atėjai. Tema netikėta, kaip aš jaukiuosi, atrodo liktai nauja, bet man atrodo antikoje žmonės tikrai žinodavo, kas tai yra gyvas žinojimas. Ir pirmą klausimą, kurį tau noriu užduoti, kaip tu supranti, kaip žmogus su savo patirtim, su savo išmintim, kasgi yra neišreikštos gyvos žinios. Nes mokslas sako, egzistuoja dvi kategorijos žinių. Tai vienos yra standartizuotos, formalizuotos, kurios yra labai lengvai perduodamos ir jomis labai gerai operuoja dirbtinis intelektas, o kitos tos gyvos, neišreikštos, kurios yra labai susietos su žmogaus asmenybė. Gerai. Asmenybė žodis užkliuvo, kadangi paskutinis buvo. Jo, bet tarkim, apie jį galima vėliau. Man neišreikštos žinios sukauptos žmogaus yra tai, ką mes nešame savo viduje kaip mūsų patirtį arba visuminę apimtį kažkokio išgyvenimo, kažkokio patyrimo. Kartais tai gali būti atlikto veiksmo arba daugybės atliktų veiksmų visuma pajautos, kaip tu matai, kokie niuansai ten buvo susiję, kas ten vyko iš mažų niuansų galbūt netgi. Iš visumos. Tai vat aš sakyčiau, kad tai yra tai sukauptas išgyvenimų toks laukas, išgyvenimo apimtis. Ir jeigu kalbėti apie tą pasidalinimą, vat kuo skiriasi, kai žmogus dalinasi vienom ar kitom žiniom, tai man atrodo tai ir yra, kad tu jauti labai subtiliai, ar žmogus iš tiesų toje vietoje yra, galima sakyti, nuėjęs kelią, arba sukaupęs patirtį, sukaupęs tą išmintį pats savo kailiu, pats savimi. Vat taip galbūt apibūdinčiau. Ir man iš karto ateina tokie keletą praktinių labai aiškių pavyzdžių. Pavyzdžiui, aš esu vyno mėgėja, ne? Ir man labai sunku atskirti vyno niuansus, bet ir jeigu aš dabar eičiau mokytis standartizuotų žinių, taip, aš galiu mintinai išmokti, daug gauti, dirbtinio intelekto paklausti, bet va tų niuansų aš neatskirsiu ir aš turbūt neatskirsiu pačio geriausio vyno ar naujai atsiradusio vyno nuo paprasto įprasto. O vyno žinovas jau jis yra nuėjęs ilgą kelią. Ir antras pavyzdys, kuris dar irgi ateina, pavyzdžiui, renginių organizavimas. Tu gali irgi daug dalykų būti išmokęs, bet jeigu tu esi tik tai keletą renginių paorganizavęs, tu atsiradus iššūkiams nerasi sprendimą ir tau joks dirbtinas intelektas nepadės. Labai sutikčiau, toks jausmas šitų sąvokų skirtyje, kad tos žinios, kurios formalizuotos, standartizuotos, galima sakyti, jos linijinės. Tai yra jos masto, jeigu buvo taip, tai bus potencialiai taip. Tu gali turėti ten 5, 6 ar 10 kažkokių jeigu buvo, bet šiaip ar taip tavo labai limituotas, kas bus arba ką tai reiškia šablonų laukas. Bet tas gyvas žinojimas, jisai atveria intuicijai galimybę, jisai atveria galimybę iš mikro niuansų pajausti, pagauti, apčiuopti įmanomų potencijų daug platesnį lauką. Ką tai reiškia, kas galėtų iš to būti ir taip toliau. Tai labai sutikčiau. Kitas klausimas, kuris man ateina iš vakarykščio mūsų truputėlį pokalbio, universitetai. Ką jie dabar darys? Nes iš principo, turbūt greičiausiai ten yra daug labai standartizuotų žinių. Jo, čia nuo anekdoto pradėsiu, prisiminiau kaip tik. Yra toks anekdotas, kur kalba 2 universiteto dėstytojai vadybos ir vienas klausė kito, klausyk, o tai kaip man pardavimų savo padidinti, ten kažkokią įmonėlę turiu, vat kaip man pardavimus. Kitas sako, tai gyva, ir išvardina tą, kas vadovėlį parašyta. Tas sako, ne, šitą tai aš žinau, bet kaip iš tikrųjų padidinti. Tai čia irgi yra tas tokia skirtis to universitetinio žinojimo. Vis daugiau ir daugiau iš tiesų žmonių atsiranda, kurie be universitetinio išmanimo tų žinių konkrečių formalizuotų daro gyvenime labai nuostabius dalykus. Ir projektus, ir verslus, ir šiaip atranda kažkokią savyje dalį, kuri pilna pertekliaus ir nuo to pertekliaus savo vidinio aspekto pradeda veikti, kažkokius veiklas daryti. Ir tas veikia, ir kuo toliau, tuo labiau tas veiks. Tai tas universitetinis žinojimas, mano akimis, jo vertė vis blanksta ir blanksta toliau.
Esu net neseniai girdėjus, kad per pastaruosius 20 metų pačios populiariausios specialybės bus absoliučiai nebereikalingos kažkur 3-5 metų bėgyje, tai absoliučiai nulis poreikio joms bus. Ir tą matau ir savo veiklose lygiai taip pat. Sukaupti dabar kažkokias žinias apie tai, kaip ten, nežinau, daryti marketingo kampanijas, daryti ten kažkokius sprendimus labai konkrečius yra neįtikėtinai paprasta. Ten 3 mygtukai. Tai va, o kad atnešti į universitetus gyvą žinojimą, va čia yra didelis iššūkis. Čia yra iššūkis. Nes realiai tuomet žmonių, kurie galėtų ateiti ir tuo dalinti, sumažėja, Rasa pati, žinai, iki labai labai mažo tokio spektro. Tai nežinau, matysim, kaip spręs universitetai. Man pačiai kyla mintis, kad greičiausiai rasis ir naujos kartos universitetai, kurie bus paremti gyvų žinojimų, gyvų tom neišrištom žiniom ir kokiu būdu gauti. Ir mano šio laidų ciklo tikslas yra kalbėti su žmonėmis ir suprasti, kaip jie augina savyje gyvas žinias. Ir iš karto pereinu prie tavęs. Kaip tu esi atradusi, kada daugiausia plečiasi tavo vidus ir kaupėsi išmintis? Jo, nuostabu. Tai ačiū. Pirmiausia, tu paminėjai antiką, kad vat antikoje galbūt buvo tas, o man kažkaip tai dar mintimis nubėgau dar šiek tiek atgal į indų išminčių kelius, galima tas, taip sakyti, tradicijas išminties. Ir anksčiau ir iki šiol Indijoje yra labai labai įprasta ir ten, kur vertinama išmintis bendrai kaip principas, yra įprasta, kad prie kažkokio meistro žmonės tiesiog ateina pabūti. Jie dažnai neturi laiko, galimybių, nes ten galbūt šimtai sėdi šalia, neturi galimybių tiesiogiai net paklausti klausimų, bet tu vien sėdėdamas vadinamai jų erdvėje, jau tu gali pamatyti kitaip, būtent pamatyti kitaip. Tai reiškia nesuprasti kažką ir interpretuoti apie savo gyvenimą, bet realiai pradėti matyti kitaip. Ir mano gyvenime taip susidėliojo, kad buvo šalia žmonės, kurie leido patirti va šitą va fenomeną, apie kurį tada skaitydavau anksčiau knygose. Tai reiškia, kai tu būni šalia žmogaus, galima sakyti, jo paties neišreikštos žinios, ar per erdvę, ar per mikroniuansus, ar per subtiliausius visokius mūsų ir energetinius ir kokius tik ne instrumentus, jos tampa mano pačios dalimi intuityviai. Tai reiškia, aš būnu šalia žmogaus ir aš pradedu mąstyti kitaip, jausti kitaip, matyti kitaip. Viskas manyje pradeda keistis, transformuotis dėka to, kad tas žmogus šalia. Mes galim su to žmogum kalbėti apie absoliučiai kitą temą, bet kadangi jame yra tas pasaulio matymo būdas, kurio aš ieškau, aš galiu pradėti taip matyti. Tai man pasisekė, kad šalia manęs buvo ir yra tokie žmonės ir toks mokymasis. Tu būni šalia žmogaus, darai bet ką, darai, kad ir nesusijusius veiksmus, atrodo, nežinau, organizuojam paskaitą bendrą. To žmogaus paskaitą aš padedu organizuoti komandai. Ir aš darau paprasčiausius veiksmus, kuriuos ir daryčiau savo veiklose viešo kalbėjimo, bet kai ten tai darau, viskas, kaip aš jaučiuosi ir kaip matau žmonės, prasmes, gyvenimą ir absoliučiai kitaip, negu kad daryčiau standartiniais būdais. Na, man ateina mintis, kad tai turbūt labai siejasi, ką neuromokslai sako, kad gyvas žinojimas, gyvos žinios, jos randasi per veidrodinius neuronus. Ir tai yra greičiausiai neįmanoma online, tai yra kaip yra gyva ir visais laikais buvo meistrai ir pameistriai. Ir labai įdomu tas pats mechanizmas, kaip veikia. Ir turbūt su organizacijom panašiai yra, kaip tu atėjęs į organizaciją per keletą mėnesių gali sugerti visą informaciją, kuri yra organizacijoje. Ir jeigu tu esi atviras ir esi nežinojime, čia sąlyga būtina yra, nes mes praeitoj laidoj kalbėjomės apie tai su Sauliu Jovaiša ir man labai patiko jo mintis, kad esminė sąlyga, kad rastųsi gyvas žinojimas, turi būti tavyje nežinojimas. Ir tada tame nežinojime tu tiesiog arba atsitapatini nuo savo įprasto matymo ir staiga tą situaciją pamatai kitaip. Ir tai yra didžiulė labai vertė. Ir dar beklausant tavęs apie indus, man atėjo mintis apie mūsų lietuvišką žodį kaip žinyčia. Lietuviškos senos šventyklos buvo vadinamos žinyčiomis. Ir jau pats žodis, ką reiškia žynys, žinyčia, tai reiškia žmonės rinkdavosi į lanku ratu
susodintų medžių giraitę, kur būdavo matyt stipri atmosfera arba būdavo tokia šventa vieta, kur nevykdavo buitiniai dalykai ir ten būdavo žiniai ir matyt jų dėka susikurdavo tas laukas, kur per bendrą veikimą rasdavosi naujos žinios. O kiek daug temų čia. Kas kuria tą lauką, kas griauna tą lauką, kaip gali struktūruoti tą lauką žmogus, kuris jau gali vesti tokias situacijas arba dalinti savo tą žinyčią vidinę, kokiam žmogui reikia būti, kad jisai galėtų girdėti tą žinyčią, kokios vidinės kokybės. Čia labai didelės temos, labai faina. Bet aš tik tai gal grįšiu prie to, vat gali kažkas klausyti ir gali labai sudėtingai skambėti, kas čia yra, čia kažkokia mistika. Bet paprastesnis variantas suvokimo šito, jisai galėtų būt toks. Vat ateina žmogus į bet kokią situaciją, ten nežinau, darbinę situaciją, ateina naujas žmogus, ten 3 žmonės sėdi ir vienas užeina. Ir mes subtiliai vis tiek jaučiam, kokią nuotaiką jis, tarkim, bent jau nuotaiką atsinešė. Ten linksmas, liūdnas, agresyvus, ten bent jau tas primityvus dalykus. Tai lygiai panašiai, jeigu mes jautrumą didintume tą, ką girdim, ką tas žmogus atsineša, mes girdėtume ir tuos subtilesnius dalykus. Tai yra tiesiog jautrumo. Vat kaip tu paminėjai vyną, ten smalsuolis arba tik pirmą kartą gurkšnojantis įsigirės ten 3 niuansus, 3 natas, ten stipru, nestipru, aštru, neaštru, bet gurmanas labai daug puskonių. Tai panašiai yra su tuo, kokią žinyčią žmogus savo viduje atsineša. Priklauso nuo to, kiek jautrumo aš turiu, kiek įsiklausau ir kiek smalsauju apie tas subtiles dalis žmogaus nešamo žinojimu. Marija, antroji mūsų laidos dalyje pereinu prie tavo lauko viešojo kalbėjimo. Ir aš ateidama į laidą galvojau, kad iš principo kalbėjimas, viešas kalbėjimas, jis gali būti bendras veikimas ir tada tiek kalbėtojas, tiek klausytojas išsineša naują įžvalgą arba kažką tai naujo, taip? Arba viešas kalbėjimas tai gali būti, nežinau net kaip čia įvardinti, žodinti, stereotipinis, automatinis, kur išsireiškia mūsų asmeniniai reikšmingumai, ar ten ką nors įrodyti, parodyti, ar sukritikuoti, ir lygiai taip pat gali būti klausimasis ir to pasekoje kiekvienas išeina su to, su ko atėjo, taip? Tai man labai būtų įdomu iš tavęs išgirsti, kaip tau atrodo, kaip randasi tas bendras veikimas viešajame kalbėjime, kur tikrai gauna ir tas, kuris sako, ir tas, kuris klauso. Labai fainas atskirimas. Sutikčiau su juo, aš matau jį, pastebiu jį, tikrai yra toks dalykas, kuomet pranešėjas A variantas, jisai vienakrypčiai perdavinėja tai, kas jam svarbu, kuo jisai ten nevatikė, arba kas, čia perduoda kryptingai tai, ką nori perduoti. Ir tokiu atveju iš tiesų taip ir yra, kad žmonės neįeina į imlumą dažniausiai, nes nėra rezonanso, vadinkim, nėra ryšio, bet yra, kaip užbombarduoja mane savo kažkokiam žiniom. Ir efektą, poveikį, įtaigą galima turėti tokiam kalbėjime ir labai labai stiprų. Bet ką aš pastebiu, koks tas poveikis yra, jisai tam tikra prasme yra robotizuotas. Tai yra, tu žmogui instaliuoji kažkokią naują mąstymo programą, naują algoritmą, tarkim, pirk mano produktą ir jisai tą darys. Bet tu iš to žmogaus atimi tą gyvą dalį, kad aš pats gavau insightą, kad man reikia prisidėti prie šito produkto savo gyvenime dėl kažko. Atimi gyvą insightą iš to, kad žmogus pradeda ir su tavimi kaip su žmogum bendrauti ir girdėti tave kaip žmogų ir taip toliau. Jisai robotizuojamas. Mes darom jam programuojamą jį poveikį savo kalba. Tai kaip tą sukurti yra atskira tema. Bet tai, ką tu klausai, yra tas subtilus parametras, o kada atsiranda gyvas ryšys tarp manęs ir klausytojo. Ir čia visai kiti principai. Pirmas dalykas, tai tu pats kaip kalbėtojas turi atsiverti ir nežinojimui, ir žmonėms, tai reiškia, kažkuria prasme mes galim sakyti, turi būti tarp tavęs ir kitų, arba rezonansas, arba meilės ryšys. Tai reiškia, tu jau nebeini daryti poveikį,
tu negali turėti tokio tikslo, kad aš į tave padarysiu poveikį. Tu eini tam, kad susikurtų šitą erdvė. Aš atsimenu, man labai labai pasisekė, kad aš kažkur 14-15 metų tame tarpe poeziją deklamuodavau. Ir aš ją deklamuodavau va tame ryšio aspekte, va ryšyje. Ir aš dar nuo to laiko buvau pagavus, kad kaip įdomu, kai aš kalbu, deklamuoju poeziją, žmonės pradeda džiaugtis. Arba jie nustemba, vieni verkia, kiti juokiasi. Tose pat eilutėse, reiškia, jie subjektyviai girdi, ką aš kalbu. Ir taip toliau. Ir man būdavo tai taip gyva, aš jausdavosi tarsi, kad po labai labai glaudaus ryšio su žmonėmis pabuvimo. Ar ne? Po to aš turėjau kitą etapą Amerikos karjeros, kur aš dariau poveikį ir mokiausi, kaip daryti poveikį. Ir aš išeidavau, pati tarsi viskas gerai, tos asmenybė džiaugsminga, bet mano viduje ta vieta, kuri anksčiau būdavo gyva kalbos metu, jos iš viso nėra, jos negali ten dalyvauti, jei nėra vietos. Ir aš ilgai tyrėjau, tai kas tai yra? Tai kaip tada ateiti ir vienas, sakysiu, mano pagrindinis dalykas, tu turi nustoti liautis bijoti žmonių. Čia viena. Nes daryti poveikį yra maskavimas savo baimės, kad nepaklūs, kad nedarys kaip tu nori, kad neplos. Kitaip tariant, tu eini daryti poveikį tam, kad gautum iš žmonių. Jeigu tu eini į ryšį, tu visada eini trapus. Tame yra jausmas, kad aš galiu nežinoti, nebūtinai visiems patiks ir neturi patikti. Žmonės laisvi priimti arba nepriimti. Tame visada yra nusiginklavimas. Tai sakyčiau, kad tai yra numeris 1. Numeris 2 dalykas, tai yra ieškojimas vertės arba prasmės savo žodžiui, savo kalbėjimui, aš taip vadinu ir tai išmokau iš savo meistrų per 3 linijas. Tai yra, kai aš einu dalintis, man aktualu, ką aš iš to gaunu, nesvarbu kuriam lygi, ką gauna žmonės, klausytojai, kodėl jiems prasminga ten būti ir ką gauna dar toks subtilesnis variantas, kažkokia man brangi didesnė vertybė. Tai, čia atskira tema, kas tai yra. Bet jeigu susijungia mano viduje tie 3 aspektai, aš gyvai turiu čia dalyvauti, jie gyvai dalyvauja, nes jiem aktualu ir yra dar kažkas didesnio aplink mus, kas irgi gali atsiskleisti mūsų kalbos metu, bet tada pradeda gimti tas jausmas, kad mes lygus ir visi ieškom. Tai man labai atliepia tas drąsa ir nebijoti žmonių. Aš labai esu pajutusi, kaip vedu radio laidas, nes viena yra, kai tu kalbi, kas tau ateina į galvą kaip įžvalgos, antra, kaip tu turi tam tikrą struktūrą ir net pati jaučiu, kaip yra lengva persijungti nuo tokio ryšio jautimo, kas ir vyksta dabar tarp mūsų, iki to, kad tu pagalvoji, palauk, bet dar reikia paklausyti, mes apie tai kalbėjom. Ir matyti bendras dar veikimas ir ta gyva sąveika gaunasi tada, kai mes turim prabangą neturėti galvoje struktūros, o tiesiog pilnai atsiverti tam nežinojimui ir leisti, kad gali rastis būtent tuo momentu kažkas tai kaip įžvalga, kuri praturtins visus aplinkinius. Ir mūsų laida visai artėja į pabaigą. Gaila. Ir noriu klausimą tau užduoti, kokią tu gyvą įžvalgą išsineši iš mūsų tos 20 minučių sąveikos, mes dar galim prijungti mūsų telefoninį pokalbį prieš laidą. Žinai, Rasa, gal tokį paimsiu. Vat kaip tik tavo dabartinis pasidalinimas, tu jau daug laiko vedi šitą laidą. Kaip ir aš savo viešo kalbėjimo mokymus vedu ilgą laiką. Ir tai yra didžiulė vertybė ir kartu prabanga, kaip tu sakai, bet ir vertybė gebėti išlikti gyvų standartinėse savo veiklos situacijose ir momentuose. Ir aš išsinešu šitą jausmą. Bet ir per tave, ir refleksavus savo istoriją, nes aš irgi taip dirbu, tai kad tai yra didžiulis nuostabus dalykas gebėti į pasikartojančius dalykus įeiti gyvai. Lygiai taip pat veiklose, lygiai taip pat santykiuose, tas pats arba yra, arba nėra, buvime su savim ir taip toliau. Tai vat, kokiu būdu tą išlaikyti nuolatos, va čia yra gražu. O aš iš mūsų sąveikos išsinešu galbūt termino išplėtimą iki gyvo žinojimo, nes iš tikrųjų moksle tai yra įvardinta neišreikštos žinios, gyvos žinios mes pridėjome tai, kad liktai aiškiau būtų, bet gal net ir tiksliau būtų gyvas žinojimas, nes gyvas žinojimas iš karto duoda tokią praktinį kryptį, ne? Kad jeigu tu jau žinai, gali padaryti kažką. Tai. Ir kaip mes
su tavim kalbėjom prieš laidą, tai veriasi naujas kontekstas ir mažai dar kas žmonės savyje atskiria, kas yra kas. O gyvenimas juda į tą pusę, kad standartizuotos, formalizuotos žinios bus prieinamos per vieną sekundę, kaip ir pati sakei. Tai mums beliks daugiau dėmesio kreipti, kaip sąmoningai auginti savyje gyvas žinias ir gyvą žinojimą. Tai ačiū tau, Marija, už pokalbį.